Atėjus čia aš galvojau, aš net juokavau, sakiau, čia yra tinginių sportas, galvojau, stimuliacija pajungs, kai visada būna, vat, po traumos ten nueini į kokią ligonę, tau stimuliacija uždeda, pajungia, tu guli lovoje, raumo patys traukiasi ir viskas. Tai ir sakiau, čia tinginių sportas, bet tai nėra čia tinginių, nes dar pačiam reikia kažką tai padaryti ant tos stimuliacijos. Tai, dvigubas sportas. Po pirmo karto stimuliacijos, kaip kitą dieną atsikėliau ir kai robotas pajudėti negalėjau, skaudėjo visus tos raumenis giluminius, kurie pas mane gyvenime net nedirba, tai čia yra super paprastam žmogui iš vis atėjus šičia ir jeigu nesportavęs žmogus yra ir jeigu pajungsim stimuliaciją, aš neįsivaizduoju kitą dieną gal iš vis iš lovos neišliptų. Dar vienas faktas po traumos, kai aš nueidamas į sporto salę paprastą, tu dirbdamas tuos pačius pratimus ar su štanga, ar su kažkokiom staklėm, tu negali pajungti kažkurių tai raumenų grupių. Šičia atėjus, tai elektrostimulacija jau priverčia raumenis dirbti, susitraukti, išsitempti ir jau aš jaučiu pagal save, kad jau raumenis pradeda dirbti. Įdomiausia, kad dirba ir tos raumenų grupės, kur nedirba salėje, dirbant kad ir su didžiausiu svoriu. Čia yra pajungti giluminiai raumenys. Ir mano paties būsena yra, tai kad ir darant tuos pačius pritupimus, kur negalėdavau padaryti, aš jau pradedu daryti tuos įtupstus. Ir visas kompleksas, jeigu suderinti osteopatą ir šitą elektrostimulaciją, tai čia rezultatas yra iš vis superinis, kad su osteopatu aš susidūriau pirmas į gyvenime, kur aš paskui visiems pasakoju ir aš nemoku paaiškinti tokių dalykų, kaip tu darai kokį nors ar pritupimą, ar jėgos pratimą ir nesuvokiu, aš ir dabar nesuvokiu, kaip prideda ranką prie vieno taško kažkokio, nereikia nei paspausti nieko. Ir tavo koja, raumuo įsijungia, jis pradeda dirbti. Atleidi ranką, ta prasme vėl nėra jėgų, aš nemoku net nupasakoti, koks tas, ta prasme, jausmas yra. Pirmas įgalvau gal iš jėgos, pavyzdžiui, kad ir ranką lenkia žemyn ir tu atrodo tvirtai laikai ranką. Čia kažkur pakeičia rankos tašką ir jinai iš vis vatinė tokia ranka, iš vis be jėgos tampa. Vėl pridedi ranką prie šito, vėl normalu. Na, aš nemoku net nupasakoti, čia reikia pačiam pabūti toj vietoj ir suprasti. Bet, sakau, suderinti osteopatą ir elektros stimuliaciją, tai, taip įmanoma ir atsistatyti. Vėl pradėsiu karjerą iš naujo.